공격대회입니다. 진행하죠? Nu, sunkiai startavom, sunkiai žaidimas, sunkiai klijavosi, bet rezultatas su Rusija sužais lygiam, manau, rezultatą esu pakankamai patenkintas. Aišku, mes tiek neišnaudojame progų, kurių užtektų, manau, 3-4 rungtynėm, tų neišnaudotų progų. Bet matėsi, kad vyrai pilnai atsidavė rungtynėm, tai, manau, yra svarbiausia. Na, o tą meistriškumą, kokį mes jau turime, tokį turime. Šiandien nenugalėjom, lygiasias pasiekėm tik savo charakterio dėka. Na, norisi kažkada pasakyti, kad mes pergalės pasieksim savo meistriškumo dėka. Na, manau, kad vis dėlto tai susikurtų progų neišpildymas, nes pirmam kėlinį buvo siaubingai daug. 7 metrus prametėm iš toli, gal 1 ar 2 įvarčius tik tai sugebėjome mesti. Na, nenuvertinkim ir rusų vartininko, tikrai nuostabus vartininkas. Bet nuo 6 metrų rankinėje reikia įmesti. Reikia įmesti, kito šanso nėra. Dabar tik pradėsim galvoti, nieko nežinom, pasiuntėme Lauryną filmuoti rungtynės, nenorėjo net leisti filmuoti rungtynės, mūsų rungtynės jie filmavosi ir paprašėm, kad duotų mum įrašą, nedavė, atsisakė duoti įrašą, taip kad Fireplay su Koreja nelabai kol kas yra, bet tikrai pirmą kartą matysiu komandą, aš manau, kad pirmos 3 dienos mum yra žiauriai sunkios ir rytoj bus tikrai nieką lengviau, jeigu nesunkiau, kadangi vyrai daugelis žaidė šiandieną po 55-60 minučių. Mes mažai naudojame žaidėjų šiandieną. Labai jau norėjome kasti rusam. O rytoj mes būsim priversti rytoj naudoti daugiau žaidėjų, nes jie žaidėjai neištemps.